Brangus broliai ir seseriai, su šventomis Velykomis, nuostabi žinia mūsų protams ir širdims. Kaip svarbu ją iš naujo girdėti ir patirti tą viešpaties prisilietimo paguodą, jo žinios džiaugsmą. 3 dovanos, kurias prisikėlusysis mums kiekvienam nori padovanoti. Tai ramybė. Mokiniai, kurie patyrė viešpatį prisikėlusi, išgirdo tuos nuostabius, guodžiančius mokytojo žodžius. Ramybė jums. Kaip svarbu šiandien tai patirti ir mums tą girdėti neramiais laikais, kai dažnai esame įsitempę ir nuliūdę. Ramybė jums. Tai skamba mums kaip vaistai mūsų širdims ir mūsų protams. Dovana, kad galėjome prisiliesti prie viešpaties slėpinio per tų mokinių patirtį, kai jie kalbėdamiesi kartu su juo, net prie žaizdų prisilietę, išgirdo pasakojimą apie tai, kad ką jie girdėjo yra tikrovė, kad ką jie patyrė yra kiekvienam iš mūsų dovanojamas džiaugsmas. Na ir trečioji dovana – tai atvertas protas. Emauso mokiniai, patyrę to nepažįstamojo paguodą, džiūgavo, kad suprato raštų prasmę. Ir mes, brangieji, esame tie žemės keliauninkai, prie kurių priartėja viešpats ir nori mus paguosti, įkvėpti, pradžiuginti. Priimkime šią nuostabę Velykų dovaną. Te apgaubia Velykų džiaugsmas mūsų širdis, mūsų šeimas, mūsų tėvynę Lietuvą. Su šventomis Velykomis Kristus prisikėlė, iš tiesų prisikėlė.